Toliau, dirbant pašarų pramonėje, dar teko užsiimti pedagoginę veiklą. Tai teko dėstyti toj pačioj institucijai, kur yra Artūras Timberis. Na, dabar jau 2 metus vadovauju Marijampolės kolegijos maitinimo ir žemės ūkio technologijos katedroje. Kai Artūras paskambino ir pasakė, ateik papasakok apie pašarus triušiams, šiek tiek nustebau, nes jūsų asociacijos nariai taip pat šėrimo specialistai yra. Tai tiesiog šiek tiek ilgai dvejojau, kągi aš galėčiau jums šiandieną papasakoti to, ko jūs nežinotumėte. Bet besiklausydamas ir jūsų pastabų, ir jūsų diskusijų, nusprendžiau, kad turiu kažką tai jums pasakyti šiandien ir naujo. Kažkas tai jums yra bus žinoma, kažkas tai ne, bet pasakysiu lygiai taip pat savo nuomonę, ar galima Lietuvoje, arba, sakykime, esančiuose gamybos pajėgumuose gaminti skirtingų rūšių visaverčius kombinuotus pašarus triušiams. Nežinau, kiek ta nuomonė bus man jums vertinga, bet kiekvienas iš mūsų turi teisę tą nuomonę turėti nuosavą. Teisingai sakau? Taip. Tai kągi, pašarai, kuriuos mes galime panaudoti, tai atkreipkite dėmesį į koncentruotus. Tai vat būtent apie grūdus. Šiandien mus skambėjo tokie yra įdomus tokie dalykai, kad naudokite rūgius, naudokite avižus. Pavyzdžiui, rūgius iš tikrųjų, jie turi natūralių fitoestrogenų, kurie skatina tam tikras reprodukcinius, sakykime, požymius pas gyvulius. Bet kasgi atsitinka? Koncentruotieji pašarai arba energijos pagrindiniai nešėjai mes galime suskirstyti į krakmolingus, tai yra varpinius augalus, ir baltymingus, tai yra baltymų šaltinius. Dažniausiai mes galvojame, kad miežius, avižas, rūgius mes naudodami triušių šėrimui, suteiksim jiems energijos ir taip toliau. Teisingai? Galvojame? Galvojame. Bet pažiūrėkime, kas yra įdomu. Javų grūdai didžiausia maistinė vertė, tai vis dėlto jose yra angliavandeniai. Baltymai nelabai yra turtingi, galim sakyti, iki 14%. Javuose mes rastame baltymų, bet pagrindinė maisto medžiaga tai yra angliavandeniai. Ir iš tų angliavandenių tai yra, kaip nekeista, krakmolas. Įdomu tai, kad krakmolą, kaip maisto medžiagą, mes triušių mityboje privalom riboti. Nes triušis taip yra sukurtas, dėja, taip yra sukurtas, aš jums nepasakosiu visos fiziologijos, jūs puikiai žinote. Bet triušio fiziologijoje angliavandenį, krakmolą, jis įsisavina ribotai. Kokią išvadą darom? Kad su javų grūdais mes dėja padaugintam triušiui. Galim ar negalim? Negalim. Taip pat daugybė įvyksta sveikatos sutrikimų, nebūtinai dėl infekcinių ligų, bet ir dėl elementarių, sakykime, sveikatos sutrikimų dėl netinkamai subalansuotų racionų. Arba netinkamai parinkto pašaro, netinkamai parinktų maisto medžiagų koncentracijose. Šiandien aš pamėginsiu būtent ir akcentuoti, kokia kita koncentracija šitų maisto medžiagų turėtų būti, kokia jinai atlieka funkciją ir taip pat akcentuoti, kodėl tai turėtų būti. Grūduose yra, atrodo, gamta sudeda visko. Baltymų, angliavandenių, riebalų, kaip sakoma, energijos užtenka. Galvojame, kad ir mikro, makro elementų ten yra irgi pakankama. Deja, ne. Šios dienos mokslininkai yra nustatę, kad net jeigu mes naudosime žolę, natūralią, triušių būdingas tas daiktas, jame mikroelementų arba žolėje esančių mikroelementų patenkinti jo intensyvų auginimą arba intensyvę reprodukcinę funkciją nepakaks. Kaip pavyzdys, šiandieną anglai yra nustatę, kad vario, vieno iš mikroelementų, reikalinga ir hormonų funkcijai, skirtingais metų laikais, priklausomai nuo klimatinių sąlygų, kiekis būna skirtingas. Aišku, savo žemdirbiams jie pasiūlo tokią paslaugą, kad kiekvienais metais, maždaug rugpjūčio mėnesį, jie pateikia duomenys, kokia koncentracija, pavyzdžiui, vario kaip mikroelementų buvo žolėje, ir jie pasako kitą dalyką,
kokia to vario įsisinamumo, koks to vario įsisinamumo procentas. Deja, šiandieną Lietuvos žemdirbiai tokios paslaugos savo negali pasiekti, jinai yra nežinoma. O mes dažnai galvojame, daviau šieno, daviau žolės ir viskas įvyksta gerai. Dažnai taip ir būna, bet dažnai duodam tą patį, o rezultatą gaunam ne visai tokį gerą. Dėl ko? Dėl to, kad tam tikrų mikroelementų, makroelementų, vitaminų trūksta. O tam trūkumai yra daugybė visokių veiksnių. Kalcis. Vienas iš pagrindinių makroelementų, kuris reikalingas skeletui. Geriau nei parašyta, aš nepasakysiu. Kuo jisai dar yra įdomus, kad jisai atsakingas ir už nervinės sistemos veiklą, skatina kraujo krešėjimą, aktyvina fermentus. Fosforas reikalingas taip pat kaulams, kad būtų tvirti, bet jis reikalingas ir maisto medžiagų apykaitai. Tai reiškia, bus vienaip ar kitaip atsakingas už produktyvumą ir taip pat už pašaro įdomumą. Jeigu racione arba pašare fosforo trūksta, tas pašaras bus ėdamas prasčiau. Kokie kiekiai turėtų būti? 1,2% kalcio turėtų būti pašaro sausoje medžiagoje laktojančiams pateliams, 0,8% turėtų būti triušiams jaunikliams ir 0,8% turėtų būti penimiems triušiams. Lygiai tas pats su fosforu. 0,55% turėtų būti laktojančiams pateliams, 0,5% turėtų būti nujungytiems triušiams ir 0,5% penimiems. Magnis. Įdomus makroelementas. Labai dažnai pamirštam apie jį, skirtingai negu natris. Mano praktikoje buvo tokiu atveju, kai vienas iš Lietuvos triušininkų buvo pareiškęs pretenziją gamintojui, kad triušiai susirgo, krito. Kaltas kombinuotųjų pašaro gamintojas, todėl kad padaugino, spėkit, ką jis pareiškė. Jis pareiškė, kad padaugino druskos pašare. Druska tai yra kas? Natrio ir chloro šaltinis. Klientas yra visą laiką teisus. Vienaip ar kitaip klientų lūkesčius reikia patenkinti, reikia sutikti labai dažnai su jo nuomonė, nes prieštarauti klientų yra beprasmiška, tai reiškia prastas vadybininkas, jeigu prieštarauti. Tačiau nuo natrio chlorido triušikai sako, kad nunodyti, galima nuo visko nunodyti, bet jeigu duodam vandens, tai kad kombinuotume pašarą natrio chlorido padaugintume, tikrai patikėkite, tai nepavyks. Nepavyks. Bet magnis taip pat yra svarbus angliavandenio apykaitoje, skatina kalcio ir fosforo apykaitą organizme, kitaip tariant, pasisavinamumą jojo. Laktojančiams pateliams magnio turėtų būti 0,3% nuo sausos medžiagos, nujungtiems arba triušiams jaunikliams 0,3% ir penimiems triušiams taip pat 0,3%. Praktiškai visų grupių tas kiekis nekinta. Natris. Natris taip pat nekinta pagal grupės ir jo taip pat turėtų būti visų šitų išvardintų grupių triušiams 0,2%. Ženkliai įdomesnė situacija yra su mikroelementais. Su makroelementais daugmaž vis tiek vienaip ar kitaip patenkinsim. Jeigu nepatenkinsim kalcio, matom, trūksta, duosim kreidos. Jeigu, sakykime, matome, kad natrio trūkumą, tai duosim tos pačios, sakykime, druskos. Tai lyg tai patenkinti. Bet ką padaryti su mikroelementais? Su mikroelementus vis tiek mes vienintelis būdas patenkinti, tai naudoti arba paveldus, arba naudoti visaverčius kombinuotus pašarus. Lietuvoje turbūt ir jūsų tarpe yra dviejopų šėrimo būdų šalininkai. Vieni, kurie užsijema intensyvią triušininkystę, šeria savo triušius vien tik visaverčiais kombinuotais pašarais, plius vandenėlis, yra tokių tarpe. Jūs vien tik visaverčiais pašarais. O kiti, pavyzdžiui, galim sakyti, šeria racionus. Tai reiškia kas? Šienas, žolė, morka, galbūt, sakykime, šalia grūdas, žalia galbūt visavertis kombinuotas pašaras. Bet tokiu atveju racionas nebus visavertis. Svogūno galva. Svogūno galva visaverčio raciono nepadarys. Tokiu atveju visavertį racioną padarys, kad jūs naudosite šieną, žolę,
svogūno galva, plus tam tikras vitaminų mineralų papildas. Arba Lietuvoje pasirodė tam tikri, sakykime, netgi briketai, kurie, laižami negalima sakyti, bet graužiami, nes triušis graužykas, graužia daugiau, ir ten būna sudėti mikroelementai ir makroelementai. Kai kuriuose yra ir vitaminų. Tai vat jie galėtų papildyti būtent racionus tų, sakykime, triušių šeimininkų, kurie renkasi šitokį šėrimo būdą. Selenas. Selenas mikroelementas labai yra svarbus už reprodukciją. Vienaip ar kitaip, kad patino sperma būtų aktyvi, būtų gyvybinga, reikalingas šitas mikroelementas. Kas yra įdomu? Selenas į papildus ir savęsčius pašarus ateina cheminės medžiagos pavidalo, natrio selenito. Natrio selenitui žemės ūkio gyvūnai jį padauginus natrio selenitui. Taip, jie gali būti toksiškas. Skirtingai kiti mikroelementų nešiotojai, galim sakyti, arba šaltiniai, kad pavyzdžiui, cinko oksidą paimsim, cinko sulfatą, tą patį vario sulfatą, sakykime, tai su jais apnuodyti, sakykime, žemės ūkio gyvūnų, tame tarpe triušį, jau reikia pasistengti. Tačiau su natrio selenitu mes galim greitai apnuodyti. Dėl to reikia su juo nepersistengti, bet dar baisiau, kai jo trūksta. Bet, pavyzdžiui, tikrai triušiams ir reproduktoriams, tai yra patinams, patelėms, šitą seleno formą ir seleno kiekį reikia išlaikyti ne mažiau, kad būtų 0,2 mg/kg. Ir, sakyčiau, ir nedaugiau. Ir nedaugiau, jeigu mes pasirenkam seleno nešiotojo natrio selenitą. Tai yra, jeigu selenas ateina į pašarą, ateina racioną, tai vadinamos neorganinės kilmės. Šiandieną ir Europoje, ir pasaulyje yra mikroelementų, taip vadinamas organinės formos arba organinės kilmės. Naudojant šitokius papildus, tai yra